Neturėjome rato, turime patikrinti, ar viskas gerai. Oi, nesupratau, ką veikiant mergaičių kambaryje. Būtent kačių kambaryje. Ar nakvojote pas jūs? Ne, mes valgėme draugystės picą. Taip, tau reikėtų valgyti draugystės picą virtuvėje. Manau, kad jūs nakvojat kačių kambaryje. Sveikos, zuikės. Merginos, kas per velnes? Ar nežinot, kad berniukams neleidžiama miegoti mergaičių kambaryje? O jūsų vaikinai sako, kad čia valgė draugystės picą. Jie įsiveržė pas mus, mes jam pasakėm, kad tai draudžiama. Tikrai berniukai mums pasakė kai ką kitą. Teisingai, vaikinai? Jos pakvietė mus tiesiog suvalgyti draugystės picos. Supratau, jie visi meluoja. Ar pamiršo taisyklės? Taip yra todėl, kad niekas nepasakė Zuikių akademijos taisyklių. Gerai, tai buvo paskutinis kartas. Vaikinai, daugiau nebeįsilaužinėkite į mūsų kambarį. Gerai, kačiukai, prisiminsime, jūs patys mus pakvietėte ir dėl to vis kaltina. Gerai, tada šiandien mes su mergaitėmis paskelbsime Zuikių akademijos taisyklės. Pradėsiu nuo pirmosios čia ir dabar. Berniukų nakvynės mergaičių kambariuose Zuikių akademijoje yra draudžiamos. Nuo šiol kiekvieną vakarą ir kiekvieną rytą žaisime ratą. Ir jei užuosime berniukų kvapą, jūs mergaitės būsite. Taip supratom, ar vis dar čia? Išeikit! Šventa karvė. Beje, katės, nežinau, ką jūs čia veikėt, bet čia smirda sugedusiu maistu. Išvalykit savo kambarį ir greitai. Velnes, tie vaikinai negalėjo palaukti, jiems tiesiog teko slaptai išeiti per naktį. Mus pagavo ir demaskavo. Dabar zuikės visiškai mumis nepasitikės. Taip, ir mums teks laukti svečių kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą. Ar tau viskas gerai? Eik toliau nuo spintelių. Taip, mes norime naudoti spinteles, kad pasidėtume savo drabužius čia. Nes mes jau baigėme lankstyti pirmyn atgal po visą akademiją. Per dieną įveikėme nemažą atstumą. Krepšininkai, dar kartą pakartosiu, jūs turite treniruočių kambarį, tad pasidėkite ten savo treniruočių uniformas. Netoli priimamoje nejaučiu jūsų treniruočių drabužių kvapo. Ką? Ar tau viskas gerai? Tai diskriminacija. Tiesą sakant, mergaičių drabužiai kvepia blogiau nei berniuko, ar ne, Mario? Ne? Tai reiškia, kad esi mergina. Gerai, Stela, skaičiuojame iki 3. 1, 2. Stela, išeik iš spintelių. Klausyk, Mario, kodėl tu tiesiog stovi čia kaip statula? Laikas apginti savo merginą. Vaikinai, eikite. Išeikit, išeikit. Klausyk, Mario, mes tuo įsiskirsime, tu silpnas. Stela, ar tik dabar supratai? Sveiki, Zuikių akademija. Matau, jūsų čia tiek daug, puiku. Ar žinot, kad čia prasidėjo chaosas? Vėl prasidėjo nakvynės pas draugus. Šiandien akademijoje bus taisyklės visiems. Kas taisyklės vėl? Kodėl? Zuikė, sukurkit krepšininkams taisyklę, kad jie netrukdytų akademijos administratoriai. Ir kad netinkamai su talismanu elgėsi. Taisyklės galios visiems. Jau vargina, kad jie mūsų negirdi ir nesupranta. Liaukis, tu net nesi prezidentė, kad nustatinėtum taisyklės Zuikio akademijoje. Manau, kad Zuikio akademijoje prezidentu turėtų tapti vaikinas. Kažkas iš krepšininkų, mes turime stiprius kūnus, visi mūsų klausys. Galime greitai atkurti tvarką ir parodyti visiems, kas čia vadovauja. Mario, tu ne administratorius, išeik. Mes esame zuikės ir mes išmanios. Ir dar vienas momentas, vaikinai, gerai išlavintas protas yra svarbiau nei gerai ištreniruotas kūnas. Ir na, aš irgi nekvailė, galėčiau būti ir prezidentė, patikėkit manimi, Diana, aš irgi susitvarkyčiau. Ne, kažkas iš zuikių taps prezidentė. Ir greičiausiai tai būsiu aš, nes tai mano akademija. Diana čia įves tvarką, o mes jai padėsime. Taip. Diana čia niekada netaiko jokių suaugusiųjų taisyklių. Diana, norint tapti prezidentė, reiktų gerbėjų armijos ir tu čia nelabai mėgstama. Diana, jei būčiau tavimi, būčiau ją už tai išmetus. Nastė, nusiramink, Stela irgi nori tapti prezidentė. Stela, mano gerbėjai čia pat. 3,5 milijono Instagram tinkle, beveik 13 YouTube tinkle ir 9 milijonai TikTok'e. Dar klausimų? Jokių klausimų, bet aš taip pat siūlysiu savo kandidatūrą. Ne, na mergina vėl bus prezidentė. Mano kandidatūra taip pat bus ten. Mes tave palaikysime, Kiriucha. Mes palaikome Kirilą, valio! Oho, Diana, atrodo, kad turi rimtą konkurentą. Na, Kiriuša, gal pasivaržysime? Taip, kodėlgi ne, nors tu ir mano mergina prezidentu turėčiau tapti aš. Taip, krepšininkai. Taip, Dianai nebus lengva tapti prezidentę. Aha, kas būtų pagalvojęs, kad Kirilas tiek išeis? Turime visiems pranešti, kad akademijoje netrukus bus prezidentas. Tikiuosi, kad tai nebus vienas iš vaikinų. Jei prezidentu taps vyras, kils chaosas. Tik įsivaizduokit, kokias taisyklės turėsime. Tai bus vaikinų rojus, o merginoms bus šakės. Na, Kiriuša, sėkmės tau. Ir tau taip pat. Mes laimėsim. Tu pralaimėsi.
Gerai, kad jie išėjo, maniau, kad mane sumuš jau. Žinai ką, Marijo, manau, tau pats laikas prisijungti prie kovų be taisyklių, nes tu esi naudingas kaip daržovė, kaip morka. Nevadink manęs morka, man tai nepatinka. Baisu, Marijo. Žalias svogūnas. Žuža, tu gražiai sutvarkėjai savo namus. Tikrai. Bigai, eik ir pardavinėk spragėsius. Bet aš nebegaliu suspėti, man reikia pagalbos. Bigai, paklausyk manęs. Man čia daug patogiau nei stovėti lauke ir kepti saulėje. Tai ne man. Be to, geriau padėk man sudėti šiuos pyragaičius. Greičiau. Gali pati, gerai, eisiu, bet patarimais nesidalinsime. Man nereikia tavo arbatos. Turiu daugiau arbatos čia. Klausyk, erzinanti mergaitė, padaryk man kakavos. Manau, kad erzinanti mergaitė esi tu ir tau kakavos aš nedarysiu. Žuža, labas, prašau, atnešk man gaivinančio limonado. Taigi, merginos, aš turėčiau būti Zuikio akademijos prezidentė. Neturėtume leisti Kirilui laimėti. Sveiko, Zuikės, jums viskas. Taigi, Diana, manau, kad norint tapti prezidentė, tai yra 3 žingsniai. Kažkas mūsų klausosi. O, labas, Ešli. Žiūrėk, aš būsiu Zuikio akademijos prezidentė. Ar balsuosi už mane? Nes jei kuris nors iš krepšininkų bus prezidentas, tau bus nejauku čia mokytis. Balsuosiu už tavo oponentą, Diana. Balsuosiu už Kirilą. Patikėk, Kirilui tai nepatiks. Ar man atrodo, ar jau užmetė akį ant Kirilo? Diana, nekreip dėmesio. Gerai, aptarkime 3 žingsnius, kaip tapti akademijos prezidentę. Merginos, kokią limonadą norėtumėt? Su apelsinu galbūt ar su citrina? Kokią norėtumėt? Žužą su citrina. Noriu limonado su citrina. Haha, neaptarnausiu tavęs, nes tu nemandagi. Oho, Ešli turi blogus santykius net su Žuža, įsivaizduojat? Gerai, merginos, nekalbėkime apie Ešli. Noriu dabar kai ką paskelbti, kad mano gerbėjų armija balsuotų už mane. Tikiuosi, jie neparašys, kad Kirilas turėtų būti prezidentu. Ne, Diana turi geriausią gerbėjų armiją. Sutinku, aš tikiu jais. Na, vyrukai, su vyru prezidentu turėsime vyruko taisyklės. Viskas tik dėl jūsų. Taip, ne taip jau ir blogai. Zuikė šiandien mus jau pagavo, kad pramiegojame kačiuko kambaryje. Jos mus griežtai išbarė, o jei Kirilas taps prezidentu, joms bus leista nakvoti pas jos. Gali apsistoti kito kambaryje, kaip nori. Mes nekalbam su tais nevykėliais. Balsuosime už merginą. Krepšininko merginos, jūs nevykėlis. Kirilai, aš balsuosiu už tave, taip pat gali manimi pasikliauti. Puikus darbas, vaikinai, jūs padarėte teisingą pasirinkimą, net nereikėjo jūsų gąsdinti. Bigai, ką pasakysi? Balsuosiu už Kirilą, pasiskolinsiu spragintų kukurūzų. Na gerai, mokėsiu iš arbatpinigių. Ir už skolą sumokėsiu iš arbatpinigių. Gerai, na bičiuliai, laikas man užsidaryti. Palauk, Kirilai, ar nori spragėsiu? Taip, aš taip noriu. Dabar galite užsidaryti. Na bičiuliai, pusė darbo atlikta. Dabar reikia pasikalbėti su kačiukais. Sveiki bičiuliai, aš Diana, aš Knopa, aš Nastė, o mes kartu esame Zuikės. Bičiuliai, norėjau paprašyti jūsų balsuoti už mane, noriu tapti Zuikio akademijos prezidentė. Mes esame pačios maloniausios merginos, prezidentės turėtų būti tik malonios ir geros, o taisyklės bus teisingos. Mario, kaip? Taip, bet kodėl rašo, ne aš? Mario, na, tu esi talismanas ir tu tiesiog esi mūsų komandoje, bet mes esame Zuikio komanda. Gerai, supratau. Mario, tikiuosi prisimeni, kad balsuosi už mus. Taip, gerai. Įdomu, ką Kirilas veikia, ar jis irgi kažką filmuoja? Aš esu tikra, kad jis filmuoja, bet jam tai nepadės. Pažiūrėkim, kokias taisyklės šiam pasakys Kirilas, o mes pasakysime saviesiems ir visi pasirinks Dianą. Gerai, merginos, einam ruoštis. Ar galiu balsuoti anonimiškai, Stela man to neatleis? Ne, Mario, tai būtų neteisinga. Mes žinom Stelą, žinome, už ką jį balsuos. Balsavimas skaidrus. Ką, tikrai? Vaikinai sakė, kad leis nakvoti pas mus, tuomet balsuoju už Kirilą. Ir aš taip pat. Tavo balsas nieko nereiškia, Ešli. Vaikinas turėtų tapti akademijos prezidentu. Štai kodėl, merginos, turite balsuoti už Kirilą. Jis šiandien kalbėjosi su mumis kaip su draugais. Tai taip šaunu. Timūras net paėmė mano lazdą ir pasakė šaunuolis bičiuli. Vau, jei krepšininkai yra jūsų draugai, jie taip pat yra ir mūsų draugai. Zuikės taip išprotės. Teisingai, bet geriau patylėti. Negirdėjau apie tai. Ešli, nekalbėk taip mūsų akivaizdoje. Nenori vėliau būti kaltinama. Taip, mes visi jų nelabai mėgstame, o krepšininkai šaunūs vyrukai. Tikrai. Gerai, vaikinai, mes supratom, balsuojame už Kirilą. Už krepšininką Kirilčiką.
Ei, sustabdyk šitą Kirilčiką, mums tai nepatinka, mes tavo vaikinai. Šiandien jūs mūsų, o rytoj turime naujus vaikinus. Gerai, Katė, nusiramink. Šiandien aš rami, mes galime pakeisti savo vaikinus, bent jau todėl, kad esame Katės. Supratot, vaikinai, ir mes merginos beje, man patinka Kirilas. Na, jau įsimylėjai būsimą prezidentą? Nesusižavėjau, o įsimylėjau iš pirmo žvilgsnio. Oi, kaip miela. Tai tikra meilė. Gerai, vaikinai, tai nuostabi vieta, štai ir mes šaudome dideliais smūgiais. Na, meskite. Merginos, turėtume balsuoti už Kirilą ir mes jums parodysime savo abėcėlę. Valio, užteks balsuoti už minkštas merginas, balsuokite už tuos, kurie nusipelnė. Priimkite teisingą sprendimą ir mes jums parodysime savo abėcėlę. Vaikinai, jūs tokie šaunus. Pamatysit, merginos balsuos už mus, kodėl merginos balsuos už merginas. Taigi tegul balsuoja už savo simpatijas, kas kaip nori. Berniukai, jūsų keksiukai ir limonadai. Ačiū, Džuža. Už ką balsuosi? Vaikinai, žinoma, už Dianą, o jūs kvailiai ir tu, Bigai, taip pat. Supratai? Kaip jį mus pavadino? Na, pavadino kažkaip ne taip. Šaunuoliai, vaikinai. Ir labai šaunu, palauk, Bigai, ar tu vis dar šaudai? Bigai, duok man telefoną, man reikia pamatyti, ką nufilmavai. Štai kaip Žuža tau davė keksiukų. Kvailys. Pabandykime dar kartą, nedvėjok, mums skubiai reikia vaizdo įrašo. Jokių problemų, vaikinai. 1, 2, 3. Na, pradėk. Mergaitės netrukus taps Zuikio akademijos prezidentė ir viskas stos į savo vietas. Taip, net mes Zuikės neleidžiam savo krepšininkams eiti į mūsų kambarį. Taip, tai neteisinga. Mergaitės turėtų būti atskirai ir berniukai turėtų būti atskirai. Turime daug taisyklių ir visos jos bus sąžiningos. Berniukai neturi jokių šansų. Na ką, Kiriuša, labas. Labas, varžovė. Pasiruošęs, aš būsiu prezidentė. Atsiprašau, Diana, bet aš laimėsiu. Aha, pamatysim. Tikiuosi, kad ne vienas iš jų netaps prezidentu, aš privalau būti prezidentė. Draugai, noriu paskelbti naujas akademijos taisyklės, bet prieš tai norėčiau pasakyti, ką darysiu dėl mūsų akademijos kaip prezidentė. Supratote? Nuostabi kalba, Diana. Na, draugai, kaip jūsų prezidentas neturės jokių taisyklių, viskas bus taip, kaip jūs norite. Bus šaunu. Taigi, draugai, ką aš darysiu kaip prezidentė? Pirma, kiekvieną savaitgalį rengsime vakarėlius. Ji meluoja. O, nepatenkinti. Vaikinai, pasilikit savo tam kartui, kai Kirilas pralaimės. Antra, tai nuobodus pasisakymas. Taip, neįdomu jos klausytis, jei balsuojame už Kirilą. Aš asmeniškai padarysiu dovaną kiekvienam paaugliui gimtadienio progą. O, tai gali būti Zuikių kosmetika. Trečia, akademijoje bus skanus ir sveikas maistas. Man rūpi jūsų sveikata. Ir ketvirta, kiekvieno gerai besielgiančio žmogaus spintelėje bus pakabinta karūna. Žinau, kad pirmoji karūna bus mano. Net nesvejok apie tai, Žuža. Gerai, Diana, ar baigėjai? Taip, Kirilai, aš baigiau. O dabar mano eilė, jei būčiau prezidentas, leisčiau pamiegoti ilgiau. Permiegoti su merginomis yra juokinga. Velnias, Kirilai, ką tu darai? Viskas gerai, viskas gerai. Antra, įrengsiu gazuotų gėrimo automatus. Gerkite iki plyšimo. Eina savo, tai mūsų vaikinas. Trečia, kavinėje bus ne tik pyragaičiai, bet ir mėsainiai su storais paplotėliais. O taip, mėsainiai su paplotėliais yra patys geriausi. Ir ketvirtas, svarbiausia vaikinams, įrengsiu atskirą tualetą, kad merginas nelieptų mums nuleisti sėdynės. Ačiū, Kirilai, tai labai svarbu. Bigai, nusiramink. Gerai, baigiau. Draugai, noriu jums pasakyti, kad Kirilas žada jums neįmanoma. Jis jums tik meluoja, kad taptų prezidentu. Jis nemeluoja, Kirilas niekada nemeluoja. Taigi, bičiuliai, be savo pažadų noriu paskelbti ir taisyklės, kurios galios Zuikio akademijoje. Pirmoji taisyklė – jokių nakvynių pas draugus. Taip, bus geriau visiems. Ne. Antra taisyklė – vakarėliai bus leidžiami, bet tik savaitgaliais, kad visi pakankamai pailsėtume prieš pamokas. Ir trečia taisyklė – puikiai mokytis. Atrodo, lyg įskaito mano mintis, aš irgi norėjau paskelbti tas taisyklės. Ketvirta taisyklė – nepraleidinėti pamokų Zuikio akademijoje. Ką, o kur? Visai. Atidžiai klausykite taisyklių ir jas prisiminkite. Ir galiausiai penktoji taisyklė – naktį neiti už akademijos ribų. Nenoriu būti už jūs atsakinga. O kas jei naktį jūs užpuls laukinis žvėris? Pavyzdžiui, krokodilas Stela. Ei, vaikinai, aš girdžiu. Ką pavadinai krokodilu, garbanuotas plaukelį? Išgirdau tai iš garbanuoto kito plauko. Gerai, visi nusiraminkite ir aš neturiu jokių taisyklių. Viskas tiesiog labai smagu. Draugai, noriu pasakyti, kad be taisyklių akademijoje kils chaosas. Taigi balsuokite už mane ir tada akademijoje viskas bus puiku. Tik su manimi bus puiku. Taip, Kirilai. Diana, prašyk pagalbos. Draugai,
Draugai, ką manot, kas turėtų tapti Zuikio akademijos prezidentu? Parašykite savo nuomonę komentaruose. Pasirinkite teisingai mane. Spauskite like, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir laukite naujų šunių serijų iš Zuikio akademijos. Iki pasimatymo ir ate!